Sveiki! Šios dienos analizė. Ar verta tęsti santykius? Pagalvokite apie santykius. Santykiai tai čia yra romantiniai santykiai. Šiandien kalbam apie romantinius santykius. Na ir bus tokios trumpos žinutės. Jeigu abejojate dėl santykių, galvojate, ką čia daryti, ar nutraukti ir pasilikti, ar kažkas dar čia keisis, ar čia verta keisti, ar verta save investuoti, tai pagalvokite apie savo santykius, apie žmogų, su kuriuo esate santykyje, nesvarbu, ar jūs moteris ar vyras, ar esate santykyje su moterimi ar vyru, visiškai nesvarbu, tai svarbiausia, kad tai būtų romantiniai santykiai. Na, pagalvokite apie save, apie savo santykius, kasgi ten jums atrodo, kad, dėl ko verta ar neverta juos tęsti, dėl ko jūs abejojat ir pasirinkite kortų poziciją. Pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija. Na ir mes pradėsime nuo pirmos pozicijos. Jeigu nespėjote pasirinkti, sustabdykite video ir tiesiog duokite savo laiko. Taigi, pirma pozicija, šiek tiek patrauksiu. Taip, jūsų graži korta, mylimieji. Na ir pasižiūrėkime. Ar jums verta tęsti santykius? Taigi žmonės, kurie žiūri pirmąją poziciją, ar jums verta tęsti santykius? Ar jums verta tęsti santykius? Ar jums verta tęsti santykius? Iš tiesų tai rodo jūsų dabartinę būseną, kaip įdomiai. Rodo jūsų dabartinę būseną. Kažkas santykiuose jaučiatės tarsi nusivylę. Kažko tai nusivylę. Taip. Pernelyg daug jaučiat, kad pernelyg daug savęs atiduodate, tačiau negaunat iš tų santykių. Aha, čia jums atsakymą neduoda, rodo jūsų dabartinę būseną kaip įdomiai. Gerai, reiškia, labai gerai susikoncentravote situaciją. Tai iš tiesų, tose santykiuose jaučiatės nusivylę ir tarsi per daug savęs atidavę, tarsi atidavę savo širdį, tačiau atgal kaip ir, yra tas lyg atgalinis ryšys, tačiau lyg norisi daugiau. Na čia kai būna poroje, vienas, tarkim, sako, galbūt jau ir santuokai laikas, o kitas sako, nežinau, gal dar pažiūrėkim, gal aš čia dar nepasiruošęs, toksai tarsi skudurų per veidą. Arba po labai ilgo laiko kartu, tarsi norisi žengti kitą žingsnį, pirkti kokį nors kartu namą, namus, butą, susilaukti vaikų ir tarsi iš kitos asmens nėra tos iniciatyvos, nėra to palaikymo arba, tarkim, ar antro vaiko, o jūsų partneris, vyras, žmona nenori. Na, tai va čia tas toksai, tarsi jau priėjote liepto galą, jaučiat taip, kad tarsi norisi jums ištrūkti. Tarsi norisi ištrūkti, tarsi jaučiatės įkalinti tuose santykiuose. Gerai. O ar verta jums juos tęsti? Nes jūsų vidinė būsena tai yra labai labai sunki, labai tokia... čia gal... čia jūsų karminė pamoka šitie santykiai. Labai gerai. Taip, čia yra kažkokia jūsų karminė pamoka. Kažką jūs esat pridarę šitam arba praeitam gyvenime. Ir tai yra jūsų karminė. Labai gali būti, kad šitas žmogus tiesiog yra jūsų karminis žmogus. Jums šitą situaciją reikia pereiti. Ir... Kaip įdomu. Gerai, tai čia tęsti. Kad su šito žmogu jūs turite pereiti kažkokią tai karminę pamoką. Ir kažkas tai, ką jūs turite išspręsti savyje per šitą santykį. Apie pačią meilės savo problemą. Šitas santykis iš tiesų atspindi jūsų nemeilės savo problematiką. Iš esmės tai jis atspindi tą dalyką, kad jūs patys savęs nemylit. Jums trūksta meilės savo. Kad jūs sutiktumėt partnerį,
kuris iš tiesų norėtų eiti su jumis tuo pačiu keliu ir išpildytų tai, išsipildytų tai, ko jūs iš tikrųjų norit santykiai, jums reikia pirmiausia pamilti save. Jūs per mažai mylit save ir dėl to jūs gaunate tokį santykį. Ir gali būti, kad tai yra atsikartojantis santykis. Jūs eina su nauju žmogumi santykiai ir vėl ta pati situacija. Ir vėl jūs savęs daug atiduodat ir vėl jūs nieko negaunat. Arba gaunat mažiau negu tikitės, arba jūs prisikurat iliuzijų, kad ten yra kitaip, kad jis jūs myli, kad tačiau jūs tik tai duodat ir to negaunat. Tai jums išeitis yra pamilti pirmiausia save. Čia yra jums karminis santykis, karminė pamoka per šitą santykį arba per tuos atsikartojančius santykius nuolat, per kuriuos ateinate ir kada jūs, tai tikrai kada jūs iš tiesų pradėsit mylėti save, pasirinksit save pirmiau kitų. Nes greičiausiai jūs to nedarot ir dėl to jūs gaunat tokius santykius. Jūs taikotės su mažiau negu iš tiesų norit. Bet gal bus gerai, bet gal tas irgi ten kažkaip susivoks kada nors, pasikeis kada nors, supras kažką tai. Ne, jūs turit suprasti. Pradėkit mylėti save ir jūsų gyvenimą ateis būtent toks santykis, toks žmogus, kokio jūs iš tikrųjų norite. Nes dabar jis negali ateiti. Tai yra jūsų karminė pamoka. Jums reikia išmokti mylėti save pirmiausia. Tai tikiuosi kažkiek aiškumo įnešė. Ačiū pirmai pozicijai. Ačiū pirmai pozicijai. Na. Ir einam pasižiūrėti antrą poziciją. Kasgi ten? Gerai, antra pozicija. Na, kur mano emocijos žmonės? Naudoja apverstas ir užverstas kortas. Tiesas ir apverstas, galbūt taip aiškiau. Gerai, antra pozicija, žmonės, kurie žiūrės antrą poziciją, ar jiems verta tęsti dabartinius romantinius santykius? Ar jiems verta tęsti dabartinius romantinius santykius? Ar jiems verta tęsti dabartinius romantinius santykius? O čia santykiai puolėt labai staiga. Kažkaip labai greitai viskas pas jūs čia vyko. Tikrai tikėjotės daugiau. Kažkaip labai greitai tą santykį puolėt ir iš tikrųjų tikėjotės iš jo daugiau. Tačiau tai buvo labai kažkoks greitas. Tikrai. Tai buvo kažkokia labai greitai, tas kažkaip, nežinau, greitas įsimylėjimas, greitas kažkoks persikėlimas kartu gyventi. Tai kažkaip labai staiga čia viskas pas jūs taip įvyko. Gal net iš vienų santykių tiesiai kitus atėjot, gali ir tai būti. Ir tikėjotės kažko daugiau. Turėjot nepagristų lūkesčių, galbūt per greitai į tą santykį puolėt ir tas santykis yra visgi, tas žmogus, jūs tikėjotės iš jo kažkokių kitokių dalykų, galbūt kažkokio tai, kad jisai jūs išgelbės, kad jisai bus visiškai kitoks, kad jau su šituo tai bus viskas kitaip. Ir nevelnė. Jaučiatės įkalinti, bet jūs iš tikrųjų įkalinat patys save, nes jūs per greitai einate santykį. Aš sakau, kur mano emocijų žmonės, šito kaladė visada traukia. Ir visada traukia. Emocionalius žmonės, tokius labai empatiškus, labai tokius pasiduodančius emocijoms, labai lengvai ir greitai kitų emocijas perimančius. Na, nežinau, tokia, tiesiog nežinau, kodėl taip yra. Tai kortos pasirenka. Ir žmonės pasirenka kortas. Tai jo, jūs per greitai ir per aklai stačia galva puolėte šitus santykius. Ar jums verta jas tęsti? Ar jums verta jas tęsti? Jeigu jūs susitaiksit su esama padėtim, taip. Tačiau jeigu jūs norite tokio, žinot, kaip būna, daug emocijų, daug
tokio, vat, na, tikitės kažkokių tai drugelių pilve, tai ne. Tai ne. Jums reikėtų kažkaip taip staiga nepult. Jo, nes šitose santykiuose reikia išminties. Kad būti su šito žmogum reikia daug išminties. Tai galbūt net nėra jausmų žmogus, tai galbūt yra labiau proto žmogus, su kuriuo jūs esate, kuris labiau vadovaujasi logika, negu jūs, kuris yra toks racionalesnis. Jūs galbūt labiau impulsyvesnis žmogus, negu jūsų partneris ar partnerė. Tai iš tiesų šitam santykiui reikia daugiau racionalumo. Jeigu jūs sugebėsite tą santykį pažiūrėti per labiau racionalią prizmę, tai dar taip. Bet jeigu jūs esate emocijų žmogus, tai jūs nuvargins labai greitai, nes jūs norit meilės. O jūs renkatės žmogų, kuris yra racionalus. Tai visgi arba tai jūs ieškote, kad jūsų kažkaip tai tą impulsyvumą atsvertų, arba tiesiog labai staiga puolate santykius ir tikitės iš jų labai daug. Tai žiūrėkit, jums reikia eiti labiau per racionalumą ir galvoti, kad žmonės nėra tobuli ir jūsų lūkesčiai nebūtinai išsipildys. Jūs galite visada paklausti žmogaus, o kaip tu matai santykį, o kaip tu matai mūsų ateitį, o tu matai tada, ką tau reiškia būti santykiuose, galbūt nėra tie klausimai išspręsti, o tiesiog lūkestis ir per greitai ateinate tą tokią rimtą stadiją ir po to paukšt, bet jisgi ne toks, ašgi ne tokio tikėjausi, ašgi ne to norėjau. Tai šituo atveju, jeigu sugebėsit į santykį pažvelgti racionaliai, labiau per racionalią prizmę, taip. Tikrai tas santykis gali būti sėkmingas. Jums reikia suvokti, kad jūsų partneris nebus tas, kuris jums serenadas dainuos po langais, jūsų partneris nebus tas, kuris, šitas, su kurio dabar esat, kuris jums ten, nežinau, staigmenas kiekvieną savaitę darys, tačiau jis yra labai racionalus ir stabilus. Koks jūsų partneris? Taip, jisai labai yra, pas jį irgi užsidega kartais, bet pas jį yra kitoks, bet jo požiūris truputėlį yra kitoks. Tai kad jeigu jūs sugebėsite tą racionalumą įnešti iš savo pusės, taip, galite tęsti ir galite turėti visai sėkmingą santykį. Tačiau jūs nesitikėkite iš to žmogaus, kaip sakau, drugelių skraidimo, kelionių naktimis, impulsyvių, dar kažko, tai greičiausiai to nebus. Tai yra šitoksai, kažkaip visai gal net priešinga jums asmenybė. Tai bet jeigu jūs norite tikrai su juo turėti santykį ir tą santykį turėti sėkmingą, turite nešti racionalumo. Taip pat pagalvokite. Pagalvokite apie save. Ačiū antrai pozicijai ir mes ateinam prie trečios. Trečia pozicija. Žmonės, kurie žiūri trečią poziciją. Kokia jūs čia. Gerai. Ar jums verta tęsti dabartinius romantinius santykius? Kasgi čia pas mus? Ar jums verta tęsti romantinius santykius, kuriuose dabar esate? Ar jums verta tęsti romantinius santykius, kuriuose dabar esate? Ar dar bus kokia žinutė? Ar verta tęsti romantinius santykius, kuriuose esate? Labai tų kortų krenta. Iš tiesų taip. Tik tai su sąlyga, kad jūs sugebėsit pereiti dabartinę situaciją. Išspręsti, atsisakyti savo galbūt egoizmo, kažkokio tai užsispyrimo savo ir eiti į kompromisą, tada taip. Tikrai taip, tas santykis tikrai turi ateiti, jisai gali būti labai labai sėkmingas.
tikrai čia jums ir, kaip sakau, meilužių korta, mylimųjų korta krenta, tai čia jau apskritai yra labai gerai. Jūs dabar esate kažkokiam, tai va, tarsi konflikte, liktais kažkokiam, tai sprendimo priėmime, kažką tai ten bandot išsiaiškinti. Gal vienas nori gyventi kartu, kitas nenori. Gal vienas nori to, kitas ano. Kažkas vat tokio yra. Jeigu jūs čia prieisit susitarimo, tai jūs tikrai galite sukurti labai labai gražią santuoką, labai gražią šeimą ir labai gerus santykius. Tačiau kiekvienam iš jūsų reikės atsisakyti, galbūt jūs esate jauni dar labai. Gal tai yra jūsų vieni iš pirmųjų santykių, tokių rimtesnių, kurie eina link rimtesnio kažkokio tai tikslo. Ir šitoje vietoje, jeigu jūs sugebėsit tą momentą, kuris yra dabar, praeiti taip, jūs tikrai sukursit labai labai stiprų santykį, tvirtą ir ilgalaikį santykį. Taip, tai pagalvokit, kas ten tarp jūsų vyksta ir kuris norit kažkokio tai savo, kažkuris tai iš jūsų arba būdų netgi elgiatės kažkaip impulsyvai, užsispyrusiai, net, tarkim, vaikiškai, galbūt tam tikrą prasme ir, kaip sakau, traukia kiekvienas kaldrą į savo pusę ir ne vienas nenori paleisti, nors šiaip galėtų tilpti abu. Jeigu nesipeštų. Tai jeigu jūs iš tiesų rasite kompromisą, sugebėsite, tada tikrai taip, vienareikšmiškai. Ačiū. Ačiū trečiai pozicijai. Tikiuosi įnešiškumo jūsų santykyje ir pasimatysime su jumis kitame video. Jeigu norite asmeninės konsultacijos, parašykite Facebook profilį Angelų Skaičiai. Ačiū, kad žiūrite, iki pasimatymo.